Sveiki visi. Šiandien norėčiau pakalbėti apie saugumą, o tiksliau apie tai, kokios funkcijos pagalbai išsikviesti yra mūsų chartploteriuose. Aš naudoju Garmin įrangą, bet analogiškai veikia ir kitų brandų chartploteriai. Taip pat yra tas pats Garmin atnaujina savo programinę įrangą, tai tie mygtukai galbūt arba tai, ką aš rodysiu ekrane, galbūt šiek tiek pasikeis, o iš tiesų pasikeis su kitom versijom, bet principai iš ties vis tiek lieka panašus, nebent naujos technologijos kažkaip spręs tą klausimą kitaip. Bet šiuo metu visi galbūt yra matę, turi arba Distress, arba Garmin turi dabar SOS mygtuką, anksčiau jis buvo raudonas, dabar jau jisai tiesiog baltas, tapo diskretiškas. Ir, kiek teko bendrauti su kitais laivavedžiais, tai visi turi tokių galbūt nejaukumo jį spausti, nelabai žino, kas įvyks, ar jau čia pagalba iš karto lėks. Tai iš tiesų aš galbūt šiuo video ir pademonstruosiu kelis scenarius, kaip viskas veikia, kad mes jaustumės šiek tiek ramiau ir galėtumėm nebijoti naudoti šių priemonių, kai jos bus reikalingos, arba taip pat instruktuoti savo įgulą, kaip elgtis ir žinoti, kaip iš tiesų reikia išsikviesti tą pagalbą. Taigi, manau, šis video jums patiks ir atsakys į galbūt ne vieną klausimą, kuris kirbėjo jau kurį laiką. Taigi, koks mano yra setupas? Aš turiu Garmin chartploterį, jis yra sujungtas Nemėja tinklu su mano VHF stotele, bet kaip matot, šiuo metu aš ją laikau išjungtą. Tai norėčiau pradžiai pademonstruoti, kas atsitinka, jeigu mes paspausime šitą SOS mygtuką, tiesiog nesant prijungtai arba esant išjungtai radio stočiai. Ir taigi aš jį tiesiog spaudžiu ir matote, kad aš matau ekrane man savo koordinatės, poziciją ir šone yra išvardinti įvairūs scenarijai. Dauguma jų yra standartiniai, kaip ir kas mokinotės VHF kursuose, tai yra tokie standartiniai scenarijai, kuriuos galima pranešinėti kviečiantis pagalbą. Bet dabar aš paspaudžiau tą mygtuką ir kas įvyko, o iš esmės tai nieks neįvyko. Kol kas tik mygtuko paspaudimas man rodo koordinatės ir siūlo pasirinkti scenarijų. Jeigu aš grįžtu atgal, viskas kaip buvo, taip ir liko, nieks naujo čia neatsirado. Spaudžiu aš mygtuką vėl. Ir dabar, tarkim, aš pasirenku jau kažkokį scenarijų, tarkim, gaisras. Aš spaudžiu ant mygtuko Fire. Ir dabar, kas nutiko, tai kad kai aš tik paspaudžiau šitą mygtuką Fire, tada fone chartploteris iš karto pažymėjo tašką su tom koordinatėm, kurias aš mačiau ekrane. Ir dabar man yra pranešimas ekrane, kad štai skriptas, šablonas, kurį man reikėtų pranešti 16 kanalų, kaip tiesiog standartinis Mayday pagalbos kvietimas. Tai jį, manau, visi žinome. Bet dabar ekrane, ką aš turiu dar, aš turiu galimybę keisti langus ir aš galiu žiūrėti, kaip tai rodoma yra mano jūrlapyje. Ir kaip matote, dabar atsirado ten SOS žyma, o tai yra sukurtas tas waypointas. Tai yra, kad mes pažymėjom, kurioje vietoje aš paspaudžiau tą Fire mygtuką. Tai toks tikslės koordinatės. Taip pat aš galiu persijungti duomenis, tai aš matau tiesiog kai kurios aš galiu čia pasiadaptuoti. Negaliu vis tik adaptuoti, tai yra standartinis panašu, kad blokas. Bet čia man išveda mano MSSI numerį, kuris šiaip paprastai nėra taip labai aiškiai matomas chartploteryje. Taigi, jeigu aš grįžtu atgal, tarkim, aš prasinešiau, laukiu pagalbos, iš tiesų šiuo atveju tai turbūt bandau kažkaip tai gesintis ir galbūt pakuotis ir lipti iš laivo. Bet tą pagalbą aš įsikviečiu. Bet dabar, ar iš tiesų kažkas įvyko? Nieks neįvyko, jeigu aš nepadariau pranešimo su racija. Racija išjungta, tikrai gelbėtojai dabar nevyksta į Svencelę manęs gelbėti. Tai jeigu aš grįžtu atgal į sąrašą, viskas, kas atsitiko šiuo metu, tai atsirado žyma. Tai dabar, jeigu aš pasižiūriu tą waypointą viršuje, tas SOS, aš jį galiu išsitrinti ir dabar mes grįžom į pradinę padėtį. Taigi, instruktuojant savo įgulą, aš galiu drąsiai naudoti tą SOS mygtuką, paaiškinant, kas atsitinka, o šiuo atveju, jeigu stotelė yra išjungta arba jinai apskritai yra neprijungta tinklu prie
chartploterio, tai nieks ir neįvyks. Čia tiesiog yra kaip biblioteka, man suteikėte informaciją tų šablonų, kuriuos galėčiau išskaityti kviečiantis pagalbą. Taigi, dabar dar galbūt vieną scenarijų parodysiu, tai galbūt kuris veikia kiek kitaip. Tai jeigu aš paspaudžiu SOS, yra Man Overboard. Jeigu aš pasirenku šį, tai tada papildomai aš gaunu pranešimą, kad ar aš norėčiau naviguoti iki to taško, kur aš jį pasižymėjau. Na tai šiuo atveju, jeigu iškrito žmogus už borto, mes turim žymą ir dabar mes galime naviguoti link jo. Jeigu aš paspaudžiu yes, tada jeigu būtų mano autopilotas įjungtas, jisai iš esmės perduotų signalą autopilotui. Lygiai taip pat man vis tiek dar reikėtų jį patvirtinti, nes galbūt mes lekiam dideliu greičiu ir dabar autopilotas taiga darytų posūkį, tai taip pat nėra, kad jisai automatiškai iš karto aktyvuotųsi. Man dar reikėtų tą padaryti patvirtinimą. Mano autopilotas yra išjungtas, taip pat aš turiu Raymarine autopilotą, tai ta integracija nėra tiek jinai sklandi, man visą laiką autopilotį reikia patvirtinti waypointo tašką, bet jeigu būtų Garmin autopilotas, tai tada būtų šiek tiek paprasčiau. Bet vėlgi, ta prasme, nieko šiuo atveju neįvyko. Bet ką aš norėjau parodyti, kas atsitiko kitaip, tai yra, kad mes turime žymą dabar Man Overboard. Tai vietoj SOS yra MOB. Tai aš ją taip pat išsitrinsiu. Ok. Ir dabar mes grįžtam vėl į pradinę padėtį. Na, dabar aš įsijungsiu raciją. Taip, jinai tuoj užsikraus. 9 kanalas ir mes persijungiam 16. Nesvarbu, galim iš tiesų galbūt būti 9, bet tik ten galbūt daugiau. Taip, 9 kanalas, kad būtų geresnė simulacija. Taigi, dabar aš spaudžiu SOS mygtuką, ar kas nors įvyko racijai, nieks neįvyko. Tarkim, aš pranešu apie tai, kad mes nušplaukėm ant seklumos. Ir šiuo atveju aš gaunu pranešimą, kad DSC žinutė buvo nusiųsta į raciją. Ir jeigu aš žiūriu į raciją, paimsim patogiau. Jo, tai yra, pranešimas yra suformuluotas. Ir dabar, jeigu aš norėčiau jį aktyvuoti, tai aš turiu atidaryti ir paspaudęs palaikyti distress mygtuką. Tai iš esmės, vėlgi, ką aš maigiau chartploteryje, pagalbos šauksmas net ir pajungtai racijai nėra automatiškai išsiunčiamas, jis tiesiog perduodamas į raciją, suformuluojamas pagal scenarijų. Aš dabar ten nustačiau, kad yra grounding, tai yra, kad tos pagalbos šauksmo scenarijus yra perduotas į raciją. Ir dabar vis tiek dar kvietimas nėra įvykęs. Tai man reikia atidaryti šitą distress dangtelį, paspausti ir palaikyti mygtuką, kuomet tada jau tik tai bus išsiųstas 70 kanalų DSC kvietimas. Ir taip pat mano racija persijungtų į 16 kanalą, kad aš galėčiau padaryti balsinį pranešimą. Tai kitaip tariant, be mano tikrai sąmoningo ir iš esmės pagalba kviečia tik raciją. Tai kol aš neaktyvavau distress kvietimo per raciją, tol pranešimas nėra išsiunčiamas. Tai viskas, kas atsitiko vėl chartploteryje, tai buvo sukurta žyma ir tas waypointas. Ir kaip matote dabar, kai yra jungta racija, tai tarkim aš čionais, pavyzdžiui, išeisiu, aš sakysiu, kad ne, aš nenoriu šito kvietimo daryti ir aš grįšiu į pradinę padėtį. Tai tokiu atveju aš turiu vėl tą mygtuką, kad, tarkim, čia aš kažką susimakalavo, nesupratau, aš vėl galiu paspausti mygtuką, kad jisai vėl suformuluotų tą pranešimą, aš vėl būčiau toj padėtyje, bet jisai dar nėra išsiųstas, kad man jį išsiųst, man reikia nuspaudus laikyti tą mygtuką. Tai iš esmės, čia tas pats, kad aš ant racijos paspausčiau distress, tada ten, žinot, pasirenku scenarijų, tai vat analogiškai, ir tada laikydamas mygtuką aš išsiunčiu tą patį pranešimą. Tai dėl to tikrai galite nebijoti ant savo chartploterio spaudyti tą SOS mygtuką, kad susipažinti, kaip tai atrodo. Vis tiek tam, kad reikėtų išsiųsti, va čia kaip ir matote, yra tie scenarijai, kurie arba ne, tas general, unassigned, fire, flooding, collision, tai yra grubiai tie patys scenarijai yra čia, kai yra paspaudžiamas DSC mygtukas ir tada, kuomet jau tu pasirenki į kažkokį, tada vėl jisai
paspausiu, ar tavo koordinatės tinkamos, accept, ir tada yra OK. Ir vėl, kai aš suvedu tą scenarijų, man reikia nuspausti ir laikyti mygtuką tam, kad būtų iš tiesų išsiųstas pranešimas. Taigi nėra taip paprasta tiesiog netyčia išsiųsti pranešimą pagalbos. Tai gerai, aš čia cancelinam, neerzinsim. Taip, o dabar, jeigu jūs daug spaudysit, tai kas tada nutiks? Tada nutiks, kad jūs turėsite daug tų SOS žymių. Tarkim, aš čia va turiu vieną, dabar jeigu aš jos neišsitrinsiu, aš paspausiu kitą, tarkim general, vėl pranešimas nusiųstas į raciją, mes čia OK, back, dabar paspausiu dar kartą, tarkim collision, vėl pranešimas nusiųstas į raciją, nes jinai yra pajungta, aš tarkim back, dabar jeigu aš paspausiu ant žymos, tai va matot, aš turiu jau 3 SOS žymas, ar būtų man overboard ar SOS, tai aš jas išsitrinu, kad nebūtų man šiukšlių. Iš tiesų naudinga prasivalyti waypointus chartploteryje, kad tai, kas buvo naudojama sena, nebenaudojama, kad turėti šiek tiek tvarkos. Na, žiūrim, kaip čia mano racija, čia mes cancel ir grįžtam į pradinį. Ir aišku, perinam į 16 kanalą, čia ir budėsim. Tai va, tai toks mano buvo video tikslas, nes kiek teko bendrauti, kiti būna instruktuoja ten su tokia ho, jeigu jau čia kas, tada spaudžiam tą mygtuką ir pagalba atlėkia. Tai ne, pagalba neatlėks. Jums iš esmės, jeigu jį paspausite, apskritai nieks neatsitiks, jūs tik rodyšit langą, jeigu grįžite atgal, tai nieko neįvyko. Jeigu pasirinksit scenarijų, bus sukurta atžyma, jeigu pajungta yra racija į tinklą, racijai bus perduotas suformuluotas pranešimas, bet jis dar nebus išsiųstas. Tam, kad jį išsiųsti, jums reikės palaikyti distress mygtuką, iki kol nepyptels garsiai, kuris patvirtins, kad žinutė išsiųsta. Na, 16 kanalų dar papildomai tada pranešti apie situaciją. Tai tiek šiam kartui ir ačiū, gero sezono ir smagaus naudojimas.